Sveiki, mano vardas Rytis, aš esu LSMU komandos kapitonas ir kviečiu susipažinti su mūsų universitetu. Kai kam galbūt LSMU dar nėra labai gerai žinoma raidžių kombinacija, tai priminsiu, kad šiemet susijungus Kauno medicinos universitetui ir Lietuvos veterinarijos akademijai buvo įkurtas naujas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Universitetas jau yra gana nejaunas, jam yra 88 metai ir yra jaunas savo sielą, nes prieš 4 metus buvo įdiegta probleminio mokymo sistema. Ir ši biblioteka, kurią jūs matote, yra skirta būtent probleminiam mokymosi studentams. Jo esmė yra tai, jog studentai turi kuo mažiau paskaitų ir kuo daugiau laiko praleidžia prie knygų. Tai jūs pamatysime, kaip paprasta pasiimti knygas. Pasiėmam visas reikiamas knygas, nuskanuojam savo studentų pažymėjimą. Voila! Galbūt dar reikėtų pridėti, kad mūsų universitete yra mokomasi ciklais. Tai yra, mes neturime tokio dalyko kaip sesija ir nelaikome 5 ar 6 egzaminų kas pusę metų, o egzaminus laikome kas mėnesį. Taigi toks mokslas mus priverčia mokytis nuolatos, o ne vien sesijos metu. Mūsų biblioteka dirba kasdien iki 9 valandų ir ne visada būtina laukti bibliotekininko, kad priduotum knygą. Galima tiesiog padaryti taip. Visoje bibliotekoje bet kada galite surasti bevelį nemokamą ryšį, o jeigu savo kompiuterio neatsinešite, bet kada jį galite surasti viršuje. Už lango matome kitą naujai vykstantį kūrinį, tai yra mokomoji vaistinė ir būsimos mūsų laboratorijos. Kauno klinikų greičiausiai pristatyti nereikia, jie žinomas ne vien Lietuvoje. Ir joje dirbantis gydytojai nuo 4 kurso tampa mūsų klinikinių disciplinų dėstytojais. Dabar jūs galite mūsų sutikti čia kaip studentus, bet po keletos metų mes galbūt jūs pasitiksime ir kaip gydytojai. Įdomus istorinis faktas, kad šioje vietoje, kur aš stoviu, 44-64 metais nuo sovietų buvo slėpiami Stepono Dariaus ir Stasio Girėno palaikai. Šiuo metu mes esame anatomijos katedroje, kur mūsų komandos narė Akvilina visa perbalos laukia koliokviumo. Akvilina, eik trauk bilietą. Ką gavai? Oi, labai sunku. Buvo kita benosis ertmė, visi kaulai buvo, raumenys, tiek pilvo, tiek nugaros, labai daug. Tai kiek gavai? Nu, gavau 10. Šaunuolė. Mūsų universitetas skatina niekuomet nesustoti ir visuomet eiti į priekį, o nieko nėra geriau už nuolatinį tobulėjimą. Visi žinome, kad viską, ką išmoksime, panaudosime praktikoje. Nes čia mes įgijome ne tik teorijos žinių, bet ir daugybę praktinių įgūdžių. Man patinka studijuoti LSMU, nes čia pildosi mano svajonės. Pasirinkau gydytojo kelią, nes noriu padėti žmonėms. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto komanda pažada kovoti iki galo.